O kas yra svarbiau? Tai yra sąnarių amplitudės, lankstumas, raumenų jėga? Aš manau, kad visą laiką žmogus turi judėti ir sportuoti. Rolling Stone'o dainininkas, Taip, Jaggeris. Žinot, žinom. tai pamatytumėt, koks jo lankstumas. Jam 80 metų. Žmogus turi taip subalansuoti savo kūną, kad tas raumenynas jį laikytų, o ne kažkokie įtvariukai ar dar kas nors. Galima plaukioti baseine. Galima užsiimti gimnastiką. Galima užsiimti jogą. Yra visada pasirinkimas. Viskas čia. Vienas žodis – valia. Žmogus nenori gulėti, nenori sėdėti vežimėlį. Jis eina, jis juda. Šiandien kalbėsime su gydytoju ortopedu traumatologu Eduardu Balkevičiu. 49 metai darbo patirties, daug išmokyta naujų gydytojų, daug atlikta operacijų, daug išgydyta pacientų. Medicina per šitos 50 metų ženkliai patobulėjo, technologijos leido tobulinti diagnostikos metodus, tobulėjo vaistai, metodikos. Pažanga medicinos srityje yra labai didelė, bet mūsų sveikata nuo to negerėja ir jeigu kalbant apie ortopediją, tai pacientų skaičius auga eksponentiškai. Tai ką jūsų patirtis rodo gydytojų ir kodėl taip yra? Medicina tobulėja, bet ligonių skaičius nemažėja. Mūsų gyvenimo stilius ir mūsų gyvenimo kokybė pasikeitė. Anksčiau žmogus darbas, namai, darbas, vaikai, mokykla ir visa kita. Ir apie tai, kad ten išvažiuoti kažkur slidinėti, arba išvažiuoti kur nors kopti kalnus, arba užsiimti kažkokiais ekstremaliais sportais, nebuvo galimybės paprastiems žmonėms. Jeigu kalnų slidinėjimu, tai dar nuo sovietinių laikų pasvajoti didžioji dalis žmonių galėjo. O dabar pasižiūrėkit, jaunimas, vyresnio amžiaus žmonės ir netgi vyresnio jau aktyvūs senjorai važiuoja į kalnus ir slidinėja ir puikiai šitą daro. Aišku, kai būna toks judėjimas, tai dėl to mes ir turim traumų įvairių amžių ribose. O jeigu kalbant apie degeneracinės ligas, turbūt iš kitos pusės vienas pacientas ortopedijoje yra jaunas, aktyvus, kuris traumuojasi, o kitas pacientas yra vyresnis, pasyvus. Tai turbūt šita grupė pacientų taip pat eksponentiškai auga. Be abejo taip, nes gyvenimo trukmė, norim, nenorim, mes save plakam, kad mūsų gyvenimo trukmė dar palyginti su Europą ar galbūt su Japonija yra trumpesnė, bet jinai tikrai ilgėja. Ir žmonės gyvena žymiai ilgiau. Ir jeigu anksčiau didelė dalis žmonių degeneracinių ligų tiesiog numirdavo ir nedalaukdavo iki tol, kol ateis jam koks artrozė ar genartrozė ar kitas artrozės degeneracinės lygos, tai dabar jisai sulaukia. Tai apsprendžia gyvenimo būdas, žmogaus konstitucinė sudėtis, žmogaus genetinės lygos taip pat, kurios galbūt yra ligų, kurios jos tikrai neateina 20 ir 22 metų ar 25, jis ateina po 40, po 45 ir po 50. Tai va mes ir turim šitos išgyvenusius žmonės ilgiau, aišku, to reikia pasidžiaugti, bet atsiranda tam tikros problemos, kurias taip pat ortopedai labai sėkmingai sprendžia, aš manau. Įvairiais operaciniais būdais. Kai ką, aišku, sprendžia ir kitais būdais, kaip ir kinezioterapija. Bet anksčiau kineziterapijos reikšmė buvo visiškai nereikšminga buvo, dabar kuo toliau, tuo daugiau šitas gydymas įgauna prasmę ir daugelis operacinių būklių yra gydoma kineziterapija, yra tiesa. Tas yra teisybė, ypatingai stuburo lygos, ypatingai sąnarių kai kurios lygos. Be kineziterapijos nieko negali padaryti. Ir tai labai matyti yra
pacientai, kurie kažkur išoperuoti ir grįžę iš užsienio ir jie neatliko tai, kas dabar pas mus netgi pagal schemą priklauso atlikti reabilitaciją su kineziterapeutu, dar kitos procedūros ir iškart matosi rezultatas blogas. Jeigu laiku ateina, kreipiasi, jį nukreipi ten, kur reikia, pas tuos žinomus, nebūtinai žinomus, bet pas gerus kineziterapeutus visada rezultatas žymiai geresnis ir žmonės dažniausiai grįžta į normalų gyvenimo būdą. Aišku, anksčiau būdavo ir kiti gydymo metodai. Jeigu prisimenam, tai dar atsimenu tuos laikus, kada jeigu nulūždavo šlaunikaulis arba nulūždavo blauzdos kaulai, arba tos pats žasto kaulo žmonės pritaikydavo visokius tempimus. Žmonės gulėdavo po 4-6 savaitės ant tempimo, kartais ir 8, kad tas kaulas pradėtų gyti, tada dėdavo baisų gipsą. Jūs tikriausiai dar net nežinot ir nematėt, kokius gipsus vadinamas, koksitinius gipsus, kai dėdavo, kaip žmogus nuo pilvo iki pat kojos apačios užgipsuodavo. Taip skaitydavo reikia. Aišku, nejuda sąnariai, nejuda raumenis, nėra judesių. Iškart nuėmus tokį gipsą, kad ir kaulas sugyja. Jau apsprendžia, kad tas žmogus turės visą likusį gyvenimą su problemų su sąnariais. Nes sąnarių gyvenimas prasideda tada, kada jie juda. Neprasideda, o sąnarių gyvenimas yra tada, kada jie juda. Šiaip sąnarinė kremzlė neturi kraujagyslių. Sąnario kremzlę mityba gauna iš sąnarinio skysčio. O kad atsirastų sąnarinio skysčio sąnarys turi judėti. Tada gaminasi sąnarinis skystis ir taip maitinama sąnarinė kremzlė. O jeigu žmogus imobilizuotas 2-3 mėnesius gipse, tai dėl to dabar yra pagrįstai daromos gan aktyvios ir gan skubiai operacijos, kad tiesiog po operacijos žmogus greičiau atsistotų ant kojų, sąnariai gautų judesį ir greičiau ir efektingiau grįžtų į normalų gyvenimą. Bet jeigu taip sakytumėm, dabartinis gyvenimo būdas, tai žmonės daug dirba ir dirba tam, kad užsitikrintų savo turbūt stabilę senatvę finansiškai ir netausoja savo sveikatos ir kai ateina senatvė, tai tuos pinigus leidžia, kad atstatytų tą senatvę. Tai kaip jums pavyko išlaikyti balansą gyvenime, kad išlikote aktyvus, sąnariai savi, nekeisti ir garbingas amžius ir darbingas amžius ir jūs sportuojate. Gydytojo darbas juk nėra lengvas, ilgos valandos ir operaciniai, ir budėjimai. Nelengva buvo save motyvuoti ir rasti tą stimulą, išlaikyti tą sveikatą. Kaip jums tai pavyko, gydytojas? Tiesiog gal taip jau buvo gyvenimas surėdytas, kad visą laiką buvau kaip užkurtas. Visą laiką reikėjo judėti, nes reikėjo ir tą padaryti, ir tą nueiti, ir tą išmokti, ir ten pabandyti, ir ten pažiūrėti, ir ten nuvažiuoti, pasitobulinti. Visą laiką judesi. Nebūdavo kada sėdėti. Tai vienas dalykas, aišku, prie viso šito aš vienu metu dirbau tokį ir sėdimą darbą. Tai aš taip pajutau, kad po 2 metų mano situacija pablogėjo, kas liečia ir bendrą stovį, ir viską, tai tada iškart prisiminiau, kad reikia eiti į sporto klubą, prisiminiau, kad reikia laikytis dietos kartais ir vėl viskas tapo. Tai kiek metų jūs sporto klubą lankote, gydytojas? Oi, nežinau. Šiaip su sportu draugauju labai senai. Tai visą savo gyvenimą, galima sakyti, taip? Taip, gal ne su sportu, nesakau, aš niekada nebuvau aktyvus sportininkas, tas, kur puola į varžybas ar dar kas nors. Gal
gimnastika, nes šiaip tai jeigu sportas, tai sportas dažniausiai ir priveda prie tokių visokių degeneracinių susirgymų ankstyvų. Aktyvus sportas, iš ko žmonės gyvena. Tai kad ir tie patys krepšininkai, kuriems mes plojam, švilpiam, džiaugiamės jų atliktais metimais, futbolistais ar dar kažko, bet jie visi iš to gyvena. Bet šiaip tai žmonės, kurie sportuoja savo malonumui, arba atlieka gimnastiką, arba kad ir jogos pratimus, bile ką, tas duoda būtent tokį rezultatą taip pat. Ir tuo reikia džiaugtis. O kas yra svarbiau? Tai yra sąnarių amplitudės, lankstumas, raumenų jėga, kas palaiko tą mobilumą vėlesnėme amžiuje geriau? Aš manau, kad visą laiką žmogus turi judėti ir sportuoti. O teko visai nesenai savo dievaičio YouTube pasižiūrėti vaizdą. Tai Rolling Stone dainininkas. Taip. Jaggeris. Žinote. Žinom. Tai pamatytumėt, koks jo lankstumas. Jam 80 metų. Kaip jisai treniruojasi dabar. Pavydas ima. Sąnariai juda kaip... Tai viskas priklauso nuo to, ant kiek tu turi valios ir kiek tu nori, kad tie sąnariai judėtų. Juk vyresnį amžių žmogų vyresnėm amžiui net iš automobilio jie išlipa lėčiau eina, gali atpažinti, koks žmogaus mobilumas yra. Tai jūs galvojat, kad sąnarių lankstumas yra svarbiausia. O kaip dėl raumenų masės? Juk raumenys irgi palaiko tuos sąnarius reikalingus. Vienareikšmiškai. Aš dabar būsiu nepopuliarus, kai pas mane ateidavo jauni žmonės ir atsineždavo kažkokį įtvarą, tai aš sakydavau, kad tas įtvaras yra reikalingas po operacijos labai trumpą laiką, po traumos irgi tam tikrą trumpą laiką, bet jokių būdų nepastoviai nešioti. Arba prie tam tikro, jeigu ten žmogui kas nors tvarkyta, kažkas sąnarį operuota, jis susidėti ar tai sporto metu, ar dar kas nors gali. Jo viską turi laikyti raumenynas. Žmogus turi taip subalansuoti savo kūną, kad tas raumenynas jį laikytų, o ne kažkokie įtvariukai ar dar kas nors. Tai tam vėlgi grįžtam prie to pačio reikalo. Kinezioterapeutai. Taip, bet dar mityba šiais laikais, tai jeigu pažiūrėtumėm, prieš kokį 40 metų galbūt nebuvo tiek viršsvorį turinčių žmonių, kiek dabartinė mityba ir modernus visų tų fast food gyvenimas ir jaunimo. Tai turbūt viršsvoris ortopedinėje sveikatoje turbūt yra labai reikšmingas. Vienareikšmiškai. Ar žmogus, daleiskim 1,70 m ūgio ir sveriantis 75 kg, kris ant laiptų, ar tas, kuris kris ant laiptų sveriantis 150 kg, yra ir tokių, kuris didesnę žalą savo padarys. Vienareikšmiškai tas, kur turi viršsvorį. Ir viršsvoris tai čia jau yra, čia, kaip aš sakau, kai kurių ponų ir ponaičių ir panelių pasiteisinimas. Man ten strūma yra, man dar kas nors, kokia bėda, kad tik tai savo tą neturėjimą valios kažkuo pateisinti. Ir kad čia jau kažkas tai kažkur tai yra kaltas, kažkokia kita bėda. Manau, kad pirmoje eilėje yra valia pas žmogų. Jeigu jis nori būti normalus, tai jis ir bus normalus. Jis nepersivalgys vakare, judės atitinkamai gyvenimo būdą turės ir viskas bus savo vietai. O sakykit, dabar esi jaunas, aktyvus, vadinasi, traumuojasi. Turbūt kuo vyresnis esi, po traumų atsistatymas irgi yra ilgesnis arba jau nepilnas atsistatymas po kai kurių traumų. Tai lyg tai toks prieštaravimas, kad tu turi sportuoti, traumuotis,
tam, kad neturėtum degeneracinių ligų, arba nesportuoti ir turėti tas degeneracinės ligas. Tai tos traumos jaunystės kokią įtaką turi vėlesnėme amžiuje degeneracinių ligų vystymas? Žiūrint kokia traumos pasekmė ir kokio lygio ta trauma. Visada dažnai tas atsiliepia. Ypatingai sąnario kažkokių raiščių plyšimai ar dar kas nors. Anksčiau ar vėliau tau gyvenime atsilieps. Bet tai galima tą sumažinti. tą sportą arba kitokį sportą pasirinkti. Visokių sportų yra. Nebūtinai atėjus į sportą kilnoti štangą arba bėgti 30 km. Galima plaukioti baseine. Galima užsiimti gimnastiką. Galima užsiimti jogą. Yra visada pasirinkimas. O kas liečia dėl valios, tai sakau, man teko Austrijoje slidinėti vienam slidinėjimo kurorte, kur tuo metu buvo pasaulio čempionato etapas šitų invalidų, jaunų žmonių, dažniausiai nukentėjusių karo veiksmuose, be kojų, be rankų, be vienos kojos, be abiejų kojų. Jūs pamatytumėt, kaip jie slidinėja kalnuose, nuo juodų trasų. Viskas čia, vienas žodis – valia. Žmogus nenori gulėti, nenori sėdėti vežimėlį, jis eina, jis juda. Dabar kompensacinių mechanizmų yra daug. Kojų, rankų protezai yra nuostabus. Galima šitą išnaudoti ir visada galima tą gauti. Ir sportiniai specialiai yra tie visi sportiniai kompensaciniai tie dalykai. Tai va, mano paprastas toks dalykas iš gyvenimo matytas ir labai žavėjausi, kai jaunos merginos 20-25 metų be kojos, be rankos nesulaikomai važiuoja slidėmis. Nesulaikomai. Tai. Na, aišku, čia dar turbūt yra psichologiniai aspektai ir mums irgi tenka dirbti su negalią turinčiais pacientais, kurie be kojos ar taip dauguma turi turėti psichologinį dar pasiruošimą, nes tai tikrai yra didelė trauma gyvenime. Bet aš sakyčiau, kad diabetas irgi taip pat įtakoja labai daug negalios, neįgalumo fizinio. Tai taip pat ir kojų amputacijos gali būti dėl diabeto ir tai yra susiję pagrinde su mityba. Tai irgi parodo, kad turbūt diabeto anksčiau irgi buvo mažiau negu jo yra dabar. Galbūt tai ne jūsų sritis, bet vis tiek diabetas sąnarių sveikatą labai įtakoja. Kaip ir kitos autoimuninės ligos, kaip reumatoidinis artritas, tai visa tai atsiliepia sąnariam ir mūsų mobilumui. Kas liečia diabetą, man teko gyvenime vienu metu dirbti su diabetikais, kadangi nebuvo kas su jais užsiima. Dar tarybiniais, sovietiniais laikais mes ten ir arterijos vaistus leisdavom ir visą kitą. Vėlgi pasakyti taip, dabar ir maistas kitoks ir viskas. Anksčiau, kaip aš sakau, griauždavo lašinius diabetikas ir sveikas žmogus ir net nežiūrėdavo, gali, negali, gal jis, kadangi žinojo, kad diabetą turi, tai cukraus mažiau vartodavo, o šiaip maistas toks pat. Aišku, vėlgi fizinis aktyvumas tą visą dalyką darydavo, nori, nenori, tai baigdavosi dažnai jiems liūdnai, tiems visiems diabetikams. Bet dar anksčiau galim pasakyti, kad jie tiesiog nesulaukdavo tokio amžiaus, kada būdavo. Nes ypatingai įgimti tie diabetai, tai ir kraujagyslės kojose, ir akis, ir ausis, ir visos kitos komplikacijos, kurioms yra taip daveda. Vėlgi iš savo patirties turiu vieną savo jaunystės draugą, kuris yra paralyžiuotas vežimėlyje. Bet jis puikiausiai dalyvauja visam socialiniam gyvenime. Jis ir partijos narys, ir jisai
turi ir aktyvus partijos narys, jis ir turi verslą pakankamai neblogą ir neblogai verčiasi. Ir čia viskas vėlgi priklauso nuo to, kaip žmogus save pastato. Galima atsisėsti į kampą ir verkti, kad man blogai, aš negaliu ir čia jau viskas. Bet yra ir visokių pasirinkimo būdų. Jeigu tu negali kažką tai daryti taip, daryk kitaip. Visada galima. Man tenka klausytis tyrinėjimų, tai mūsų tos Blue Zone, vadinamos ilgaamžių, kad mes nuvertiname tą mūsų sodininkystę ir darbą aplink namus ir skaitom, kad tai nėra sportas ir čia, bet kiek tyria ir japonų bendruomenės, jie pagrinde dirba apie namus ir niekada gyvenime nėra sportavę, o gyvena daugiau negu 100 metų. Tai turbūt ta visa moderni technika, kuri atsiranda, kad jau robotas nupjauna, nieko nereikia daryti, malkas atveža skaldytas, nieko nereikia daryti. Mes kuo toliau, to mažiau dirbam aplink namus, kurie turi nuosavus namus ar dar vadinamus sodus. Tai turbūt reikėtų daugiau pačiam dirbti ir tai galėtų atstoti visą tą sporto klubą. Taip, daktarė? Tai fizinis aktyvumas. Mes nesakom sportas ar fizinis aktyvumas. Jeigu žmogus pjauna veją, ten yra kas veikti. Jeigu jisai formuoja gyvatvorę, yra kas ten veikti. Ir rankom, ir kojom, ir palaipioti. Išskaldyti malkas reikia pilną pečių amplitudę turėti ir jėgą. Taip. Daktarė, ar skaldote malkas? Be abejo, taip. Šiandien ryte jau savo dalį atskaldžiau. Nes labai smagu žiemą užsikurti židinį ir labai smagu žiemą pasikurti pirtelę. Tai galima nusipirkti tą malką, bet tai kai gyveni šalia miško. Nes taip pat teko matyti, kad japonų moteris, tos 100-metės, atsisėda ant žemės ir jos per dieną apie 30 kartų atsisėda ir atsistoja. Turbūt ne kiekviena 40-metė moteris turbūt atsitūpti pilnai gali ir atsistoti. Tai čia gal teko irgi skaityti, kad tyrimai atlikti, kad šlaunies raumenų jėga leidžia išlaikyti kelio sąnarius sveikus. Taip. Tai turbūt turėtumėm daugiau dviračių važinėti, kad treniruoti irgi kojų raumenys iš tikrųjų daug lemia žmogaus mobilumą. Vienareikšmiškai taip, tas yra. Ir man teko būti, kai buvau Japonijoje, mes buvom žygiuose. Japonijoje tai buvom užsisakę tradicinį viešbutį japonišką, kur miegojom ant grindų, čiužinį patiesdavo. Vakare būdavo japoniška ta vonia tokia, įlįsdavo mes į tą vonią ir šeimininkas ateidavo, sakydavo, atsiklausdavo, ar galiu ir aš. Moteriams atskirai, vyrams atskirai. Ir ten pavaikščioti yra kas su tais jų batais, kaip mes žiūrim, tokie kaip vos nekojokai. Žinokit, nėra taip jau, ten visi kojų raumenys turi dirbti, kad jis pavaikščiotų su tais japoniškais mediniais batais. Aišku, pareini namo, taip jau ten duoda specialias tapkės, ten jau viskas gerai, jau negali su batais eiti. Bet su tais batais išeiti į miestą, ėjome parduotuvę, tai tikrai yra iššūkis. O mes dabar perkam džipus, aukštas mašinas tam, kad būtų lengviau išlipti. Taip, daktarė. O jūsų mašina aukšta ar žema? Aš turiu 2 mašinas. Vieną aukštą džipą, su kuriuo važinėju po miškus ir po laukus ir važiuoju į žvejybą, į medžioklę ir visur kitur. O kita mašina tokia normali, kad atvažiuoju čia pas jūs. Tai vadinasi, žema mašina, iš kurios nėra problemų išlipti. Ne, kol kas tikrai ne. Manau, ir nebus. Supratau. O kokie hobiai buvo jūsų gyvenime? Aktyvus hobiai turiu omeny. Visą laiką buvo kelionės. Kalnai, slidinėjimai kalnuose, baidarės, keliavimas baidarėm. Dar sovietiniais laikais, kai visi verkė, kad čia to nėra, mes ten visą Kareliją išmaišėm
Mano draugai tai dar ir po Sibirus turėdavo laiko. Būdavo labai didelė problema su laiku. Nes ten, pavyzdžiui, Kareliją aš važiuodavau, atostogos būdavo 4 savaitės, o Karelijai reikėdavo 3 savaičių. Išeini į upę ir 3 savaitės aplinkui artimiausias kaimas 200 kilometrų. Tai teko visko daryti, netgi ir siūti merginą, kuri veidą susižalojo, bet taip ten su prožektorium pasišvietus. Bet taip, puikiai viskas pavyko, kad mergina ištekėjo, randu nesimato. O sakykit, tik iš šių dienų išsaugojot slidinėjimą, žvejybą, kiek žinau, ką dar, daktarė, ir aplink namus darbai visi. Aplink namus sporto klubas rytais. Bėgiojate dar, gydytojai? Tai dažniausiai sporto klube. Ir medžioklė, žvejyba. O sakykit, teko patirti traumų gyvenime? Kaipgi be šito. O kaip tos traumos dabar atsiliepia? Ar jaučiate? Viskas gerai, nieko ten. Buvo labai nedaug visko. Tai ateina pas mus į kliniką pacientai ir dažnai sako, kad gydytojai jiems sako, kad pasižiūrėk į savo pasą. Tai ką tokiem pacientam patartumėt daryti, kai, kaip sakome, medicinos gydymas yra geras, jeigu pacientas išgyja, taip? Ir jeigu pacientas jau nebegali išgyti, ką jūs patartumėte tokiem pacientam? Vienareikšmiškai aš sakiau, kad mes negalim žaisti taip kaip Bechemas, būdami futbolo, būdami 60 ir daugiau metų. Mums taip neišeis. Bet mes futbolą vis tiek galim žaisti. Bet jeigu skauda, daktarė, jeigu kelio sąnarius, klubo sąnarius taip skauda, arba pėdas taip skauda, kad jau tu riboji savo judesius, kad labai skauda. Tada yra kiti sporto užsiėmimai. Tas pats plaukimas, tas pats vaikščiojimas, nebėgiokim. Vis tiek futbolas yra labai agresyvi sporto šaka, nors visi sako, kad ne, bet ten pastoviai tas sąnarys vaikšto visokia amplitudė ir į vieną pusę, į kitą pusę rotuojasi, sukiojasi ir tai yra, sudėtinga. Tai, jeigu negalim žaisti futbolo, vaikščiokim. Mes čia yra dabar Lietuvoje bent kelios atėjo į madą vaikščiojimai. Organizuoja įvairios savivaldybės vaikščiojimai, yra ten žygeivių klubas, kuris puikiai organizuoja visokias vaikščiojimo, ten tas turijadas, pavadinkime. Galima vaikščioti. Einam 5 kilometrai, einam 7, einam 15, 20, 30, yra ten ir iki 100 kilometrų. Ir kai kurie žmonės, mano amžiaus, eina 100. Man turbūt būtų sunku 100 nueiti, man geriau 10 nubėgti negu 100 nueiti. Man atsibostų. Tai kiekvienas pasirenka pagal save. Aš manau, kad visada yra pasirinkimas. Nebūtina sėdėti. Ir maistą. Anksčiau mūsų tėvukai valgė bulves, valgė raudonus burakėlius, kopūstus ir buvo visi vitaminai. Dabar visur reklamuoja papildus. Nežinau. O aš labai abejoju šitą. Požiūris atsiranda regeneracinė visa medicina, atsiranda injekcijos, hialuronas, kraujo plazma, kitos riebalinės, riebalų suleidimas. Ar tai gali palengvinti žmogaus gyvenimą, kad galėtų lengviau judėti? Kokia jūsų nuomonė? Mano nuomonė apie šitą mediciną yra labai gera, bet
visą laiką vis tiek pirmoji eilėje mes išskirkim tokį dalyką. Mes turim save prižiūrėti, kad tai veiktų. Vėlgi sakysiu, jeigu 1,70 m pilietis sveriantis 150 kg, kiek ta regeneracinė terapija sąnarių veiks. Labai abejoju, kad jin veiks ilgai, sklandžiai ir tiek, kiek reikia. Kas liečia užsienio, iki šiol dar vis klausaus ir žiūriu, internete dabar medžiagos yra pakankamai daug. Vienas iš pagrindinių sąnarių atstatymo būdų, būtent regeneracinės dalykais, tai PRP, kraujo plazma, būtent tas lipodžemas ar dar kas nors. Tokie dalykai regeneraciniai, kurie skatina kremzlės atsistatymą. Šiaip kremzlė yra toks darinys, kuris regeneruoja labai sunkiai ir jeigu regeneruoja, jis niekada nepasidaro toks, koks buvo nuo pono Dievo skirta mums. Jeigu yra defektas, jis gali užaugti, surandėti, bet tai bus randas. Ir tai bus ta vieta, kuri gali pirmoje vietoje vėl būti pakenkta. Tai taip jau tai žiūrim. Aišku, tie visi protezavimai, aišku, žmogų tada prie tų visų protezavimų daug pristabdo. Mano kaimynas vienas yra su abiejų kelių protezais protezuoti. Jeigu prieš tai jis labai sunkiai vaikščiojo, tai dabar jis pavaikšto, net išeina po mišką pasivaikščioti. Viskas puiku. Bet jis visą gyvenimą sportavo ir dabar kiekvieną rytą daro mankštą, plaukia upelį, viskas puiku. Jis surado savo nišą, kuris gali kažką daryti ir jis daro. Antsvorio neturi, viskas gerai su juo. Tai vadinasi, šiuolaikinė medicina pratęsia žmogaus kokybišką gyvenimą, jeigu jisai to nori. Nes turbūt viskas žmogaus... Pirmoji eilėje valia ir noras. Valioje. Aš sakiau, ortopedijoje valia ir noras. Jeigu yra valia, yra noras, viskas yra išpildoma. Tai ką gydytojų veiksit, kai nebedirbsite? Gyvensiu kiek įmanoma aktyvų gyvenimą. Kiek įmanoma. Ir dabar jau pas mane suplanuota žvejyba Norvegijoje, kelionė į kalnus lipti. Ir slidinėjimas jau dabar suplanuoti. Vadinasi, viskas gerai. Ir be to mašina malkų laukia už tvoros, kurią reikia sukapoti. Smagu girdėti, kad jūsų gyvenimo būdas aktyvus ir jūsų sveikata tai leidžia jį ir toliau tokį gyvenimo būdą gyventi. O jeigu, sakykit, atsigręžtumėte į save, 30-metį, baigėte medicinos universitetą ir jei dabar atsigręžtumėte į save 30-metį, kokius patarimus duotumėte savo? Ką keistumėte ar nekeistumėte savo gyvenime? Jaunystė buvo tokie dalykai, kuriuos bent jau mūsų kartoje labai daug kas naudojo, tai rūkymas, aišku, aš to nerekomenduočiau daryti. O rūkėte, daktar? Taip. Daug metų rūkėte? Rūkiau. Bet labai sėkmingai šitą žalos, kaip ten sako, kad reikia kažką. Tai atsikėliau ryte ir pasakiau, kad kodėl aš čia tą darau? Aš rūkau, po to pasportuoju, vėl rūkau. Kam? Tai šitą tikrai nedaryčiau. Ryžtingiau kovoti už savo, kaip sakant, už savo darbą, už darbo vietas. Ir visą gyvenimą reikia mokytis, taip jau yra. Jeigu mes gydytumėm taip, kaip aš pasakojau dabar, tai niekas mūsų nesuprastų. Viskas atsiranda judesyje, skaitime, mokymėsi, tai turbūt bendravime. Fizinė ir mentalinė sveikata yra labai susijusi. Vienareikšmiškai. Ir tą balansą gyvenime
visiems reikia Išlaikyti. nuolatos jį išlaikyti. Taip. Dar noriu paklausti gydytojų, kas buvo sunkiausia jūsų darbo patirtyje? Kokius sunkiausių situacijų teko patirti? Ai, visokių buvo, nes dažniausiai būdavo, kaip vieną kartą buvo atvežę vienu metu 10 nukentėjusių pacientų rajone. O rajone budėdavo vienas daktaras. Tai teko būti ir budinčių daktarų, aš tada vedėjau, ten buvo ir organizuoti dar daktarų. Ir mes tuos 10 pacientų. Čia buvo eismo įvykis, kad 10 Taip, pacientų? eismo įvykis. Automobilis, mikroautobusas įsirėžė, medicinos darbuotojų, tarp kitko, įsirėžė į priešais atvažiavusi Žigulį. Tas Žigulio vairuotojas ilgai važiavęs, nemiegojo, žuvo, o 10 žmonių sužaloti buvo. Tai buvo toks. Ir kitas buvo dar vienas, kaip aš po eilinės žvejybos grįžau namo, įlindau į dušą, ruošiuosi eiti miegoti, skambina telefonas, dar tas mobilių laidinis prieinu, paklausiu, kolega skambina, atvežė per durtą širdį ir jis vienas. Tai aš, nežiūrint visko, ten man buvo eiti iki ligoninės pėstute 7 minutės. Tai aš už 2 minučių jau ligoninėje buvau apsirengęs, šlapęs ir mes labai puikiai susitvarkėm su to kolega. Pakankamai jauna moteriškė, užsivom širdį ir jinai gyvena iki šiol, kiek žinau. Ir užaugino savo vaikučius. Tai va. Tai čia tie tokie sėkmės atvejai. O sėkmės ekstremalūs. Nesėkmių ar... Taip jau yra, kad medicinoje dirbant vien sėkmės nebuvo, buvo ir nesėkmių. Ir O sunku buvo susitaikyti su nesėkmėmis, tą, kaip sako, jausmą ištreniruoti. Dėl to ir, kaip sako, daktaro klaidas slepia kapinės, ne, daktaro sąžinė irgi, tas viskas yra ir jis puikiai prisimena. Ir visi normalūs gydytojai prisimena, kur ką darė, galbūt ne visai taip, kaip norėjo, ar išėjo taip, kaip jisai norėjo padaryti. Bet šiaip tai. Aišku, o sakykit, jūsų gyvenime rizikingų, kaip sakant, tokių potyrių turėjote, kur tikrai, kaip sako, supurtė jūs gyvenimas? Matomai, kad buvo. Nenorėčiau į tas smulkmenas leistis, bet tai buvo. Supratau, jo, kaip sako, jis planavo taip, bet atsitiko gyvenimas. Supratau, ačiū. Tai ką, gydytojau, linkime jum to aktyvaus gyvenimo ir ačiū jum už tos ilgus darbo metus. Ačiū jums, kad prisidėjote ir prie mūsų įmonės pacientų gerovės ir linkime jum viso ko geriausio. Ačiū jums labai. Ačiū jums. Man labai patiko jūsų kolektyve būti, dirbti ir bendrauti. Tai ačiū jums labai. Ačiū.